Sveiki lietuviai. Nu, esu Klaipėdos Sakūrų parke. Šiaip gražiai, o dabar jau sakura, žiūrėkit, va. O, jau pradeda žydėti, kaip smagiai. Čia labai dažna man būna arba pradžios, arba pabaigos kelionis. Tai šį kartą pradžia. Nu, gal į pabaigą bus irgi to pačio veito. Dabar 8 ryta ir susikroviau kupreką. Limputį tą kadaudą. Kupreks kiek čia? 5 kg kažkur. Nu, tai šausiam dabar pasivakščioti apie 25 km. Ne, 25 čia pradins ir jeigu kuojus atlaikys, eisiam gal biškį ir toliau. Tai kur eisiam? Nu, paskiau papasakos. Dabar jau pradedam savo rytinį prabudėjimą. Simonaitytis kalnas. Labai populiari Klaipėdos vieta. Žiemą vakar pačiu paslidinėti, pačiu žinėti su rogutėm, nusileisti, nukalniok. Labai gražiai atrodo. O varnučka pilna. Bet graži veitėlė. Žiaurė graži. Šitą pervažtą į prakeiksmus. Šitai šilumvežė pastovė važinėjęs, tai komščių čia kiek prisidar, čia vis keikton. Kažkas dar kažkokį tai akcijėkį, kad kuo mažiau vanai čia vakščiui unsa filmavo. Vis čia nervuojas. Nesugalvo savo, koks šilumvežė čia pasivažinėti. O, šitą davins ten atvažiuon. Nu tai dabar žiūrėkit, kiek stauti. Aišku, gal dabar sunkiau matos. Bet davins stau kažkoks. Nu vo, beveik pabaigti Klaipėdos. Gavos kažkur nueiti. Sakūrų parką. Sakūrų parką kažkur 7,5 km. Tai kur aš dabar repliuoju? Aš varau į tokį veitėlį, kad buvau viens pirmąsyk paminėta 1785 metas. Tai labai įdomi, nežinau, ar aš tim gerą buvau nuskaits. Rakšilen Mitskut arba Vanagen. Tai skaito jau lietuvišką Vanagai. Tai Vanaga, ane ir, sakykiam, svarbi ir Lietuva. Ir mūniai pačiam dar asmenišką, ne kaip lietuviau, kaip žmogau. Tai Lietuva svarbi Vanaga dėl to, kad ten gėmė Ieva Simonaitytė. Matyt, kad praėjau pro Simonaitytis kalną, tai mes dabar einam pasivo Simonaitytis. Ir anos turėtų būti sodyba ir anai išdrožinėti kažkokį skulptūrėlį. Tai vat aš noriu anon surasti. Tai dabar iki tų Vanagų nuėjėma mona veitas pradžios ir 25 km. O Vanaga, kodėl mūniai svarbi? Dėl to, kad aš jau daug metų, kiekvienas metas būnu vakų stovyklo, katron fotkinu. Su tas vakas bėgioju, tai 5 dienas nusilesis vėsis. Tai man ta veita svarbi dėl to, o bendra dėl to, kad Simonaitytis gimtienį. Tai va dabar bandom pajudėti ton vės reikalioką. Šiaip jau dabar tik jau nuėjęs, nu iš esmės beliek 18 km. Tai tokį trečdalį kaip jau, trečdalį praktiškai beveik aš numyniau.
Tik čia belieka. Tik tada dar nežinau, kon sugrįžim darysim. Nu, arba kam nors kombins, arba kam nors sugalvos. Čia galim spontanišką kam nors primislyti biškį. O, ką garsų daug. O, peliūkštis. Peliūkštis. Nu, žiūrėsim, kas per kels, nežinau, ar išves iki tų vanagų bus. Nu, tuksa šitą kapčia, nežinau, tikrai nesueis. Kad paskiau čia pagrindinį kelią pasisoks link vanagų. Tai tikrai nebus, ten bus papras kelias, bet ten tuo eisma nedaug ir. Tas kelias ten toks siaurus gan. Kap mašinom prasilenk žiauriai sunkia, bet kadangi ten tuo eisma daug nėra, tai neturėtų būti problemų ten apaeiti. Jeigu gausies, kad neprieisiu, aš iki tų vanagų bus nukrėts, tai čia į tų kveitėlį, paminklai, pasirinkėms ir didelis. Gal susimėst kap nors, čia buvo kapins netoliai. O, turim Klaipėdo krematorium pagaliau. Tikrinavo kapins ir čia gali pasikūrenti, jei nori. Aš tai noriu kamun kūrenti, nenoriu, kad tai vabaliu kamon kauliukus griaušt. Ane aukštos kokybės ir, nu, tikrai nenoriu ką griaušt. O, reik degintis, kon. Nu, pirmas problemytis. Lenkti negalima. Nestukęs tempas ir iki naujaką nenueičiau. Nu, žiūram. Pareigūnų nėra, lenkam. Ir kalvių karjeras. Čia atsistojo biškį pailsėti. Po skelnių ėjau. 12 kilometrų. Kon biškį da pailsėsiu. Nenoriu užginti baisę kojų. Tai va, varysiam į tus vanagus, dabar piton Simonaitytį. Simonaitytį, kaip minėjau, gėmė vanagus 1897 metas. Kas užmiršot biškutėlį, tai gal atsimenat iš mokyklos dar aukštųjų šimonių likimas ir Vilius Karalis. Nu, tuos kūrinius tu jau turėtum žinoti, romanus. Tai va, ką įdomiai iš tikrųjų bandžiau paskaityti, bandžiau domėtis, bet panos labai buvo sunki vaikystė, žiaurė sunki vaikystė. Pasirodo, būdavo 5 metų susirga kaulų tuberkuliozė. Aš tokios ligos nebuvau girdėjęs. Ten dėl to vis gyvenim buvo loša. Ir da plius ant buvo, kad tas sunkus anos gyvenims da buvo dėl to, kad ant buvo nesantokinis vaks. Anos tėvas ten kažkoks ten rimts ūkininkas buvo, bet ant jau su mam labai sunkiai vertės. Tai dėl to, kad buvo, kiek ten anai mergelė 10 metų, jau man pradėdavo uždarbiauti. Tai vakus dabuodavo, žasis ganydavo ir kad ant buvo po tos lygos, kad negalėjai vaikščioti, anon vis laik mokėna mama. Išmokėjant skaityti, rašyti, paskiau jau kaip pradėjai pati uždarbiauti, pradėjai Bibliją skaityti, vartyti ir tada ana pradėjai jau giesmis rašyti, dar būdam mažai. Paskiau 12 metas vienas pastorius Anais organizavo gydymą Vokietijoje.
ten 2 metus ten gydės, dėl to išmoka vokiečių kalbą ir biškutėlį prasveika. Bet jau kaip grįžai į Lietuvą, an jau buvo gyvent pas tiocen, nes mama susirad kažkokį kiet vyrą, nu vis tiek an buvo nesantokinis vaks, vis tiek on tai motina daryt. Ir Ana pradėjo mokinti siuvėjais amat. Buvau labai neblog siuvėjai, an važinėdavo iš kaimą su savo siuvėjom paslaugom. Ir paskiau Ana išvažiavo gyventi Klaipėdą. Jau Klaipėdo Ana pradėjo bendradarbiauti su laikraščiais ir ten jau buvo išspausdinti keli anos eilėraščiai. Tai va teik trumpą biškį apie ton Simonaitytį, paskiau dar biškį papasakosiu. Čia galbūt tokių dalykų net nebuvo ko rašyta. Tokių įdomų faktų sužinojau. Nu, vėliau biškį šanau papasakosiu. Nu jau čiūčiui baigės, mano, taks. Da, čia biški būš šaligatvių. Nu, pažiūrėsim. Tad jau reikės plentų grina eiti rabu. O, savo močiutėlį žvėjuo. Kaip fainė. Skaniausi žuvis ir vištiena. Bet čia vištų tikrai nepagaus. Rokai. Ei, čia baigės. Mono visi keliuką geri. Dabar jau veis tept. Jau tikslė, rokai. Aš nesuprantu, kodėl Lietuvoje tiep ir labai daug vienodų pavadinimų. Nes, pavyzdžiui, mon ciuoci gyvena seniau prie Garliavos, irgi roka. Dar kažko ir tų rokų. Nesuprantu, kiek čia, nu, prie visien, tai gali per Maps pasiklysti iš tikrųjų. O dar vienas bajeris pasirodo, jeigu tiksliai atsimenu, Simonaitytį aukštųjų Šimonių likimą rašė 10 metų. Čia ką Pavatarą kur 10 metų kūri, tai Anaton savo romaną rašė. Dabar įsivaizduoti. Nu jau smagom eit maža, aš jau čia pripratęs. Visus dviračių takelės, visko, nu, čia tai nėra tokių. Tai pirmas syk man, taip atrodo, pirmas syk aš taip einu švies. Bus šitų 10 km maždaug, va tokį panašaus ėjimą. Ne, gal pačius panakus biškai paprasčiau bus, bet, nu, keliaks. O, klamps, nes naktį lėja. Tai batelė bus visi į morzinį. O, čia turi reikaliukų. O, čia nukeliavo nuėjau biškį. Reik pasižiūrėti, kas čia miškas. Svetai koras čia įėjęs. Koras čia neįėjęs. Kažkoks telkinoks, bet Maps atsidariau, nu net nerodo. O, žiūrėk, kažkoks telks įsens. Bet jau čia sulūžis vės. Daliukštis kažkoks tek. Ne, jau čia neeinu aš čia. Nors magija būtų iš tikrųjų. Nu nieko, viniuojam atgal. Ačiū, kameras ten sustatytas, va. Matos, tai jau parodysiu, jeigu pritrauksim. O, kamerėkis, čia kažkas privatis. Nesakau, Maps tai nemačiau, kad rodyt kažkom tai.
Taip, turim 20 kilometrų. Tai, kad nemeluoju. Kavėlį. Bet tai tų fūrų keičia, savivarčių. Svarbiausia, čia pat kažkur anus nusukti. Beveik kitos veis, kur jau man jau nebreikės anusų tiekti. Bandom to nešiukšlinam. Agluona. Tai aiškiai, čia bus agloniena, agluona opi. Jau, pažiūrėsim ten opi. Einam per peivą erkių pašerti. Nu, šitą agluoną. Nes va to pusė tenai ir teisė agloniena ir šalia ir vanaga. Čia kažkokiai, gal čia koks malūns įboks, da, kas nors koks va. Opa. Ja, pažiūrėt, kas ten. Einam erkių pašerti. O, varlė. Nu, kaip gražiai. Gerai, užteks, varom link tieks. Čia skaitom, mes dabar Aglonienus esam. Ir buvo turim šitą Simonaitytės gimtinę. O, tai dabar, šveistuvą sudėti naują. Tai va šitie priek dėti asfaltą, žiūrėkite. O. Ant viršaus prikabėna ta šita dalis, o. Opa, senuoji. O ant tuos naujus dvi mašinas neprasilenk normaliai. Nu, čia tai šikna rankė dirba jau ką priklauso. Vanagėliai, vanagai. Aš dar ten reikės labai toliai eiti, dar ten buvo atgal Monis vės kelda kokį 3 kilometrai iki tos vietos, kur aš jau esu suplanavęs nueiti. Nu, bet jau turim. Sėdėkite ir ilsėkitės ir žiūrėkite. Čia man te atrodo ir vanagų etnografinis kapinis. O šiaip apitus vanagen. Tai anei vis laik, šiaip daug metų priklausė Priekulis parapija. Ir patys savo parapiniai turėjo, jau įgavo Grinaką parapijai 1901 metas. O bažnyčia, ta evangelikų liuteronų, buvo pastatyti 1909 metas. Žmonių, tai pačius vanagus, tai čia tik ta šimtėlis ir kaip prijungi kitas, kaip jau palieka irgi parapijai, prisijungi kit kaimą, tai ten tas žmonių kiekis nusviravo nuo 100 iki 500. Tai čia jau labai jau nedidelis. Tai va, jau greit ateisėm
Vieškutėlį pavargau. Nors atrodo, su tokias lengvas pailsėjimas ėjau. Bet jau kojėlis biškitėp link stuburioko band sulysti. Tai va, judam dar. Ir atėjom į pagrindinį vietą, kad buvo suplanuot. Tai viso šito teritorijo kiekvienas metas 5 dienas vyksta stovykla. Prasidėjo ta stovykla prieš 20, dabar bus 28 karts, kada buvo. Prieš 28 metus prasidėjo nu keliasdešimt vakų ir išsivysti. Man taip atrodo didžiausias kiekis ir buvo 500. Statydavo, vadovą atvarydavo nuo kelias dienas, 3 dienas, 4 prieš stovyklą statydavo didelį palapėnį, kad vyks koncertą. Vaka, mėgt palapinės, nu trečiadieniaus iki sekmadieniaus, to didžiojo palapinėje, klaus koncertus, mums pačiam tek tikrai neveina organizuoti. И čia mont viduko, čia tik ta nėra buvin. Ir tada, modernieji. Ir dabar jau žiaurė, fainė, kiek jį pasidarin. Aš jums mes nuotrauką, ką patrodė pirmųjų palapėnį, o dabar žiūrėkit, ką patrodė koncertų veit. Tai va, ana ir jau stacionari, sėjins užsitver. Šitą aikštėlis kažkaus padaryti žiaurė gerą. Tokių visokių pasisėdėjimų pilna. Ir dar tokių mažyčių kažkaus aikštėlių ir vienam pažiūrėsim. Vien žodžiu, čia ir kaip ir labdaringa stovykla, daug liuteronų švies pasauliaus padėt suorganizuoti anon. Nes įsivaizduokit, 500 vakų valga, bet žiaurė gerą maistą, tikrą žiaurė gerą maistą. Čia toks ir per laiką užverts aparats vėsą mechanizmą, kaip sustigauti, kaip viskon. Nuo elektros, vandens, dušų, koncertų, aparatūrų, šveisų, nu viskas, čia aparats jį žiaurė geras užkorts. Nu, čia dar turėjom, aišku, biš gal palinkis, va kažkoks. Čia dar įvo, kur pasisėdinėjimų ir va regbiaustina toliau. Aikštį, tinkliniaus. Na, aišku, dabar čia viskas iš po žeimos danieka čia nėra patvarkyta, bet jau prieš tų vakų stovyklą jau čia bus viskas jau, kaip sakant, aptvarkyt, kaip priklaus, kad vakam būtų saugę, kad nieks nesusižeistų. Tai va, ir ne tik vakus maitien, ir vadovų, aš nežinau, kiek dabar nenoriu sumeluot, virš 100 tikra tų vadovų, neįsiskerst burelės, dar visokius užduotis. Tai einam dar parodys tom veitą, kur vis vaka mėgt, o šitą koncertų veitą. Bažnyčių matos. Tai va čia visa ta peiva būn vakų palapinį. Visa. O čia šitą būtent to šitą veito, čia būdavo tą didelį palapėnį, kol nepastatė anos, tai čia būdavo daug laba darbą. Hebra prisimenu, aš pats ant techniką čia buvau daręs, nu, užjudėta čia visų buvo. Į tai pastatą ir visą atrestauruoti. O už ten tas ūkinis pastats, kur ir mums buvo išvės, man taip atrodo, nugriovis vėsą, nu, perstat vėsą. Nu, ir labai gražiai atrodo. Nu, fainė čia iš tikrųjų. Tai va, einu aš dabar atsisės biškutėlį. Kuo jis išteiso. Nu ko, biškį ilgesnį monologą. Gal kam įdomi apie vės pasiruošimą. Kelionė, ko darau, ką pasiruošę šiandien. Dabar pagrindinis dalyks ir pusryčiai. Pusryčiam aš
užsiplikau pilną grūdą avižų, anų neverdu, tai atsisėt verdančių vandens tukštų užpyliau, tada įsidedu reišutų arba reišutų sveistą, bananų ir varškės. Tai čia užtaisas tikrai neblogs, o dabar kiek į valandų, dabar jau ir 2 valandą aš pavalgiau prieš 8, tai negal pasakyti, kad aš čia labai jau baisiai išbadėjęs, o nuėjęs tai tikrai daug. Tai buvo, svarbiausia ir pusrytuką. Nu, paskiau parodys dakom peitum dėd. Kuprienį. Kuprienį pasiėmiau aš, vat, kad būt su to surištas šleiks. Dabar aš privalau ton dalyką naudoti, nes man į petys išoperauts ir negalons dabar dėdelis spaudėm. Tai jums man prilaika, kad nespaustų petys. Bet esu praeitas metas ėjęs su 15 kg kuprinį, 500 km, tai buvau pečia mėlinį. Jeigu būčiau turėjęs tokį kuprienį, aš manyčiau, kad nebūtų tokių problemų. Dabar, kas liet, aišku, bulteną vandens pasiimti, čia dar aš išves ten bicą įsipyliau, kad kiets dalyks, ko nenaudoju iš tikrųjų, tai triusiuk nenaudoju, nes viensik po ilgą žygiaus reit step nutrinti į triusiką. Tai su sudo kremu tepiau, tep reibė. Nu, tas sudo kremas labai geras dalykas, išgelbėjai mun. Tada, kapreicik aš tinkeikiau, tus pats, dabar aš gal parodyti. Nusipirkau naujus. Aišku, negalvojit, kad čia reklam, bet vis dėlto, čia ir iš Decathlon už 45 eurus. Aš visokių ieškojau, nes labai domėjaus su tas tipo ėjimo, bet aniai visi internet iškart išmeta haiku bata haik, ir kur tu eini bekeli, eini kalnas, visur, aniai ir sunkesni, ir aniai nėra tokie lankstus. Kažkaip netikėta, reklaminį gavau, kad ir bėgėjimo, bet ir bekelis kerti. Tai vat šitą, aniai gal nėra tokie per daug lanksti, bet aniai žiauriai lengvi, į torčių tokį išpjovėjimą. Tai labai įdomus tas kuojus pastatėms, nu dabar skaitykit, kiek aš čia nuėjau, gal pasižiūrėti. 26 km 700 metrų, nu tikra, nemaža nuėjau. Kuojus vis tik pavargsta, nu stor pavargti, nu nečiaužimas čia užsiminėjau. Tai, kaip sakant, užskaitau, tus bats bent jau pakolkas, aišku, galbūt reikėjo prieš tai daugiau manons pravakščiot, nes aš tai nuėjau gal kelis kardijo vendėjin salė padariau ir tik gal 8 km iki krautais nuėjau. Dabar kondar nusipirkau. Nusipirkau punčiakas. Punčiakas ir dvi poras kainuon 8 eurą. Ir lina, ir medvilnis sudėti daug tor. Tipo kvepaujins, visko neėmiau brangiaus, galvojau, va tokis vidutinis pabandys. Nu, tokis atrodo storas, bet nėra tie baisė. Čia, aišku, prie jūs baisė nesimaus, bet atrodo toks jausmas, kad ir drėgnus, bet va nusimaunu išvės saus kojas. Ir jokių puslėlių nematau. Nu, sakykiam, kaip ir užtikrins reikals. O dabar kon nešūs dažna su savim jeigu negalvoju nikur stuoti pavalgyti, tai jau parodys. Irgi nepriimti kaip už reklamą kažkokį, bet aišku dabar kavėlis tikrai išgers, be diskusijų kažkokį čia nusipirkau. Tai va, vėslaik nusipirku arba gaunu. Outbar. Tai tas Outbar Sumsator 455 kalorijas. Tai atskaitykit, aš pavalgiau, o ne kiek aš jau čia praėjau, kiek tų kalorijų sudaužiau. Kad ir baisę daug valgyti nenoriu, bet paskiau, kad baterijaiks labai stipriai, kad nenusėstų. Tai dabar suvartuosiam on šitą reikalingą. O jeigu kokių klausimų turit, rašykit, ar Facebook'e, ar YouTube'e. Atsakys. Tai вот, aš tą bažnytėlį ir sonai ir tų kveina istorijai. Ir čia kas lietka buvo minėjęs Simonaitytį. Tai tas vienas pastoris, anon
išvedė, aš bent jau bandau dabar išmislyti tokį reikalą. Mums ką padėjo, kad ant galėtų gydytis, kad galėtų pavakščioti, ne? Ir buvo, kada mes buvom okupuoti, ypatinga okupantą vės Klaipėdos kraštą norėjo padaryti, tikrą bedievės. Ir Simonaitytė dėjo labai didelis pastangas, kad ta šitą bažnyčią būtų nepaliesta. Ir tas žmogus, su katru apie to šnekėjau, mums, kaip sakau, vos ne 100% garantuots, kad Simonaitytė išgelbėjo tom bažnyčiai. O aš einu dabar ieškoti tos anos sodybėlės, tos skulptūros. Rašytojas Simonaitytės sodyba. Einam žiūrėti, kur čia, ar išvis ant jį tokį. Čia gimtinės tik tavei, tai ir viskas. Čia nieko daugiau nėra. Ai, vo, ta skulptūra, tina. Vo. Manam, pažiūrėsim. Vo šitą. Vo čia jau dabar jau tikra galutinis monteklas. Jau atėjom, ko reikėjai. Ton šitą, mišdrožiai. Liaudis meistras Vytautas Majors. Iki buvo uns išdroštas anos 90 metų gimėjimą, minėjimą. Tai buvo, žiūrėkite čia. Gimė liaudės rašytoja Simonaitytė ir čia yra anos Vysivo Vilius karalius. O čia viskas surašyta. O, tokį. Eik tam Simonaitytė. Dabar ką končiai padarys. Vien žodžiai. Ir toks posakis, apšika ranką, apšika pirštus. Ką jau nuėjau iki čia, tai čia iki tos Priekulis teik belieka. Kiek dar 7 kilometrą iki Priekulis. Ir tokį pasidarysiu. Niekad nesuvažiavęs šitos posės su traukiniu. Ten paužiau Klaipėdos. Ten link Vilniaus pėl daug kartų, net studijavau iš Šiaulius iš Telšių važinėdamas. O tų pusėnį nikomet nesvažiavęs. Tai pravažiuosiam su traukinuku. Grįšiam iki namų su traukiniu. Tadam! Įvėlėk Priekulį. Jau baigsim man nusibostę Priekulį. Tai ten toliau turim ton ilgą tiltą ton. Man taip atrodo, ant restaurabons kažkad buvau toks labai apgriovis. Lyg tą buvau užtverta, kiek prisimenu. Nežinau, čia bilietus gali pirkti, ar čia reikia traukinį pirkti. Jau seniai ką bevažiavęs. Nežinau.
Jau nebepasikoklinsiu. Jau, kuo jis tokio subinėje. Tu golt. Dabar varau iki autobusų stotėlis, tada paskiau iki kilometrų pareiti, iki numų reikės. Oi, džiaugsmėlį maža šiandien. Sakūrų parkas, va. Koks uns ryti buvo gražus. Dabar jau nenoriu paveizėti aš vieno. Vien žodžiu. Nupipinau aš 3-7 kilometrus, nuo da iki numų nuėjęs bus 308. Gal biš per daug aš čia užsigrėbiau, kap iš po ilgą nevakšvėjom. Nu, bet per kančias į žvaigždės, kaip sakant. Gon. Sekund kartą bandysiam vis tiek kokį bent 30, kad būtų. Nors man durneliau čia visko gal užeiti. Tai, iki kitų pasivakščiojom.